Sveiki, čia Radistai. Pirmojoje Radistai TV serijoje matysite kelionė į Londoną Spring Awakening tūsas, TV3 20-mečio užkulisiai, kortų magas ir ką bendro turim su Artūru Zuoku. Likite įsijungę, pirmoji Radistai TV laida prasideda. Mes stebime šios žmonės, kurie stovi jau pusę valandos ir dar stovės tiek pat. Ta priležu ten. Gerai, kūnas atžemė. Į renginį, kuris vadinasi Spring Awakening, baby. London, baby. London is an amazing town. It's an amazing place. London is the capital of Lithuania. It's the capital of Lithuania. Charlie, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip a Bacardi like it's your birthday. You know we don't give up. Limbės šou išgyvenkim parą. -1 laipsnis šalčio. Kas apnauji? Kad kas susniega. Pamiegoti vidurį dienos yra tas pats, kas... Nu, geras žodžiu šiaip. Kas šiandien laukia, Jonai? Laukiu skani vakarienę, po to eisim į savo koncertą, pasirodysim, pagrosim, labai užkelsim publiką ir po to grįšim į viešbutį ir sėdės. London, motherfucker! Ir vyksta paskutinės choreografijos kursas, paskutinis šokas. Ir ledai klausyk, netgi ledai bus, ne? Daug garsų, daug šviesų, daug ledų. Kalakoksas, mes dabar jūs būsit tam kambariu Kalakoksas, bet mašas... Matai? Einam? Pasiruošimas tiesioginiam eteriui artėja į pradžią. Kelnės pilnos baimės ir sifilų. Slow down. Šiandien su Jonu mes esam įspūdingoj vietoj, pirmoji istoriškai. Čia yra operos ir baleto teatro užkulisiai. Šiandien mano teatro vaidmuo su dideliu baltu Mercedesu. Atvažiuoti į scenos vidurį. Mercedes neturi stabdžių, o ten, kur reikia atvažiuoti, iš karto būna šita duobė, orkestrinė duobė. Ką darysi čia? Zapidėsi prie storulių, visokie tai sukos, pilai. Japoniškos dietos pasikmė, prašau. Žmogus 40 kg, blėt, šalituvė paslėpęs mėsos yra. Pietačka, pablisinčios. Opa. O, koks juokingas, bet normaliai. Action man, action.
Kaip tu jautiesi iš tikrųjų? Viskas bus gerai? Beprotiškai greit. Jaučiuosi kaip noriu užsikrėsti. Suka pilva labai? Suka. Suka pilva. Toks jausmas, kad pirmą suklysiu ant šokio, o antrą akis apsivers be vaidinimo šokio. Direktorius. Su 2 mikrofonais. Žalia šviesa! Žalias spindulys! Jie visgi yra! Pagalvojo Mauderis! Ir Skalivas nepagimdė! Bet, viskas. Bet apie tai jau kitoje mūsų laidoje. Mes iš tikrųjų dėl vieno dalyko čia. Mes norim pamatyti ir sužinoti, kaip daroma špagatas, kaip greitai mes galime išmokti špagatą ir ko reikia tam, kad darytum špagatą. Ačiū. Fokusininkas dabar rodo ir išdarinėja Chebra. Čia jau stengis, nesistengus, vis tiek padarys. Parodyk dar vaikinam, nes jie matau labiau. Parodyk, pažiūrim kokią kortą. Ok. Ir aš taip mėstu žemyn, pasakykit stop. Ai, aš turiu ją laikyti, ne? Jo, dar palaikykit trumpam. Kada stop? Stop. Šiek tiek greičiau. Stop. Dėkit čia. Pamatė. Kaip? Dabar žiūrėk, Ne, nepamačiau, dar nepamačiau. Neta ir netas. Daug į delną. Taip. Ištieskit dar kartelį delną, man atrodo, čia galim kai ką įdomesnio padaryti. Paimti, ištiesiu. Kažką ten paėmė, Tomai. Mačiau, va čia, va kažką. Mums didelė garbė pakalbinti. Tiesiog su Artūru. Tiesiog Artūriukas turi atvažiuoti dabar. Eilinis intervas su Artu. Taip. Laukit. Važiuojam? Kaip jums sekasi čia gyventi? Ar jūs gyvenate čia nuo gimimo? Ne nuo gimimo, aš gimiau kitame gerame mieste Kaune, bet Vilnius pati geriausia vieta gyventi pasaulyje. Matot, Aš turėjau visą tą klausimą, kodėl Vilniečius vadina Portugalais? ką šitą? Kauniečiai. Kauniečiai vadina. Čia komplimentas ar ne? Aš nežinau, va tiesiog norėjau sužinoti. Portugalais. Nes sako, kad čia klaidu pas mus. Klaidu? Nu, atvažiavus į miestą visą laiką klaidu, kai atvažiuoji iš miestelio. O kiek jūs uždirbat? Kiek aš uždirbu? Aš uždirbu, kaip skaičiuosime. Vat kaip tik deklaraciją pateikiau. Nors pilietis neprivalo skelbti viešai, bet esu toksai sudėtingas pilietis, tai praeitų metų mano pajamos, atlyginimas, pajamos iš nuomos, pajamos kapitalo yra apie kažkur 240 000 litų per metus.